Pasaulio glėby vaikšto medžiai be rūbų, paukštis vandenį. Tokias japoniškai haiku vadinamas eiles galima išvysti kultūros baro Kablys vasaros terasoje Palangoje. Ir nors daugiau užrašytų trieilių nerasite, bet čia dvelkia poetiška atmosfera. Palanga kultūros maratonas Kablys tęsiasi, o įvairios jame pristatomos meno formos skleidžiasi vis įdomiau. Klaipėdos fotografų klubas Fotoburė atidarė neįprastą ir žavę foto haiku parodą, kurią puošia minėtas treilis. Pačių fotografų teigimu, foto haiku tai kiekvieno autoriaus laiško žiūrovui, filosofinis poetinis fotopaveikslas. Skirtingų žanrų menų sintezė fotografams atrodo labai natūrali. Aš niekada neįvardinčiau, kad tai yra skirtingi dalykai, todėl kad mene, bent jau mano nuomonė, muzika, poezija, literatūra, dailė, fotografija, jos yra tampriai susijusios. Ir tiesiog vienas kūrinys gimdo kitą kūrinį. Galbūt perskaitytas kažkieno poezijos eilėraštis inspiruoja autorių pažvelgti kitaip į tą patį, kad ir pajūrį, medį. Tiesiog pamatyti tai, ko galbūt aš tiesiog neskirčiau, man tai yra tampriai susijusios meno šakos. Ir aš manau, kad tų sąsajų tikrai yra ir kiekvienas žiūrovas jas atras. Jau 20 metų muzika kalbantis Darius Žvirblis save laiko tarpinių variantų tarp bardo ir dainuojančio poeto. Šiame žanre muzikos ir poezijos sintezė atrodytų savaime suprantama, tačiau į meno formų jungimą galima pažvelgti ir kitaip. Ta žodis sintezė, tarytum tai būtų kažkaip dirbtina. Ko gero žmogus kuriantis ir gimęs kurti, jis nejaučia jokios sintezės, jis tiesiog daro tai, kas jam duota prigimtimi. O visa kita, ko gero, išvedžiojimai. Tai gal net taip reikėtų ir atskirti tikrą menininką nuo to, kuris daro sintezę. Tikras menininkas, ko gero, yra gimęs ir jaučiasi labai. Gal ir tiesa, kad žmogus gimęs kurti nejaučia meno žanrų ribų. Muzika gyvena ne tik kartu su poezija. Šeštadienį pasirodžiusiai muzikantiai Rūtai Žibaitytei taip pat artimas ir teatras. Muzika galbūt mane nuo vaikystės labiau lydėjo negu teatras. Teatras mane surado gal truputį vėliau. Bet nepaisant to, aš manau, kad labai gerai, kai susilieja apskritai menai, šakos tos, ar ne? Man, pavyzdžiui, nuostabu teatre yra girdėti muziką, pavyzdžiui, gyvą muziką. Nuostabu, nežinau, per kokią dailės parodą būtų girdėti šalia grojančią fleitą, kuri sudaro, tarkim, atmosferą, ar ne, tam tikrą. Tai aš manau, kad čia yra labai gražu ir labai reikia taip daryti. Iki kultūros arčiau nei iki jūros. Kultūros maratonas jau įpusėjo, bet jo programa toli gražu neišsemta. Trečiadienį kultūros bare Kablys Jūra kultūra jūsų laukia atlikėja Ingaja, ketvirtadienį Klaipėdos džiazo orkestro grupė, penktadienį grupė Abudu, o šeštadienį atlikėjas Andrew Flame. Pajūris laukia jūsų.